Šiandien pirma diena, aišku, visada būna prologas žiūrovam daugiau skirtas, kur realiai ten nieks nesisprendžia, gal tik tai svarbu tuo, kad turėsim rytoj starto vietą pagal šiandien parodytą laiką. Tai tas prologas paprastai būna 2-3 km ilgio ir aišku, kad dar būnam neprisiteinę prie mašinos, nieks ten neskuba jos labai laužyti. Pravažiavom, manau, labai normaliai, taip kaip ir planavom, tiesiog atlikom savo darbą, turėsim savo vietą. O svarbiausia, aišku, pasiruošimas rytdienai, nes rytoj jau bus pirmas greičio ruožas rimtas, kurio bus ilgis beveik 300 km, tai aišku, ten jau bus labai daug darbo ir labai daug kas pradės aiškėti, kaip automobilis, kaip mes, kaip kiti mūsų varžovai. Gera diena, nesakau. Kaip sekėsi su šturmantu susikalbėti? Patenkintas labai. Gerai, pravažiavo. Kaip įspūdžiai šturmano? Gerai mina, labai gerai, gazas, dugnas, viskas tame. Nepasiklydo tuose keliuose kilometruose? Nu, 2 kilometruose net sugebėjom nepasiklyst, rytoj pažiūrės. Ką, sėkmės rytoj?